turit kažką dabar pareini, planelį kažkokį. Kokį dar planelį? O adresą. Yra visai turi, aišku, dalos. Mes skanuosim. Ne, palauksim, kad tikrai ten nėra daugiau negu virš normos. Na šiaip, taigi metrai yra, taigi praeisit su metrais, taigi matysit. Teisingai, tai už tai mes, jeigu bus mūsų teisybė, tai tada kam jūs tada nutampėte? Ne, čia yra įstatymė tvarka parašyta, jeigu tai matuoji kaimynį sklypą, turi pasikviesti kaimyną, kad tikrai sutinka su tom ribom. Bet matininkas nesikvietė, kas atvažiavo ir perkelė mums riboženklius, nereikėjo Buvo viskas įspardėta, kažkur sukasta, kažkas padaryta, iškirsti spindžiai, kurie dabar nedaugia, tai kažkaip. Vat labai tada pasitikėjom jomis, galvojom, kad čia to ir pasibaigs viskas, bet pasirodo reikia kviesti policiją ir gamtosaugą ir rašyti kažkokį protokolą. A mes gerai, pasitikėjom viskas perkelė. Dabar jau patys kartu. Kitą kartą žinosit. Jis atsiprašė žmogus viskas, bet taip nieks nedaro. Jeigu jau matuoji, tai reikia kviesti šią kaimyną būtinai. Tai va, pasirodys, kad jūs, jeigu pamatysit, kad jūs blogai dabar pamatuosit, tai praeitą kartą kaip parašus dėja, tad bus nuosavybės dokumentai. Ponas Stasy. 6 hektarų 60, kai šildį matuoti vadintelė po užkartą hektarą. Jūsų parašai padėti, žiūrėsim, ko čia veiksis. Žiūrėkime pirmą vietą. A kur tas lauko brėžinėlis, kur mums rodė, kad dar šitą kopiją padaryti? Gerai?